Šioje antroje geriausių 2025 koncertų dalyje prisiminsime ir apžvelgsime Robbie Williams, Guns N' Roses bei Giovanni. Tad niekur nepabėkite, nes visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Dariaus ir Girėno stadionas pirmąją paskutinio vasaros mėnesio dieną subūrė dešimtis tūkstančių žiūrovų. Čia nugriaudėjo vienas ryškiausių ir emocingiausių šios vasaros koncertų. Gausiai susirinkusiai gerbėjų miniai pasirodė ilgametė britų superžvaigždė Robbie Williams. Vienas iš charizmatiškiausių atlikėjų dar kartą parodė, kodėl jau daugiau nei 25 metus karaliauja muzikos viršūnėje. Tai buvo jau 4. atlikėjo viešnagė Lietuvoje. Renginį pradėti buvo patikėta britų grupiai The Lottery Winners. Ekscentriškoji ketveriukė iš Jungtinės karalystės energingai įaudrino publiką, o galiausiai visus sukėlė ant kojų. Užtikrintai įkaitinę atmosferą, jie perdavė estafetę pagrindiniai vakaro žvaigždei. Pirmasis Robbie pasirodymo akcentas buvo išties įspūdingas. Atlikėjo energija tiesiog sprogo kartu su galingu atidarymo kūriniu Rocket. Po jo iškart sekė ir kitas ne ką mažiau stiprus kultinis hitas Let Me Entertain You, kurį susirinkusieji pasitiko garsiais šūksniais, tačiau gerbėjų laukė dar didesnė staigmena. Atlikėjas atliko netikėtą akrobatinį triuką. Virvės pagalba Robbie Williams pakilo į scenos viršų ir nusileido galva žemyn. Legendinio atlikėjo koncerte Kaune netrūko nei nostalgijos, nei staigmenų. Programa buvo išskirtinai įvairi. Ne ką mažiau įspūdinga buvo ir Robbie grupės pristatymo akimirka. Atlikėjas kreipėsi į kiekvieną savo komandos narį asmeniškai ir paprašė jų pagroti ištraukas iš garsių visiems atpažįstamų kūrinių. Kauno Dariaus ir Girėno stadione tuo metu nuaidėjo legendinės dainos Sweet Child O' Mine, Sweet Dreams, Crazy in Love ir daugelis kitų. Koncerto eigoje atlikėjas taip pat džiugino savo kūriniais Rock DJ, Supreme ir jau legendinėmis tapusiomis Feel, Love My Life, She's the One ir Angels. Būtent pastarąją dainą atlikėjas pasirinko finalui. Jie ir užbaigė savo grandiozinį šou. Viso pasirodymo metu Williams aktyviai bendravo su publika. Ne tik kvietė dainuoti kartu, bet ir dalijosi šmaikščiais pastebėjimais, aštriu humoru, atviromis emocijomis bei nuoširdžiais komplimentais Kaunui. Atlikėjas pabrėžė, jog atmosfera ir tokios žiūrovų emocijos, kurias sukūrė dešimtis tūkstančių susirinkusiųjų, yra būtent tai, ko jis tikėjosi iš gerbėjų Lietuvoje. Koncerte netrūko ir itin jautrių akimirkų. Robbie Williams nuoširdžiai dalijosi savo asmeninėmis kovomis su sveikatos problemomis, atvirai pasakodamas apie patirtus išbandymus. Jis priminė visiems, kaip svarbu gyventi čia ir dabar. Nes būtent ši akimirka yra brangiausia ir svarbiausia. Robbie Williams koncertai garsėja ne tik muzika, bet ir charizmatiškų gebėjimų užmegzti ryšį su kiekvienu klausytoju. Susirinkusi publika visada išeina su šypsena ir jausmu, jog dalyvavo tikroje muzikos šventėje. Kaip sako pats atlikėjas, cringe is the new cool. Ir būtent šis atvirumas ir saviironija daro jį ypatingu. Liepos 10-ąją Kauno Dariaus ir Girėno stadione susirinkusi gerbėjų minia tapo istorinio įvykio liudininkais. Čia nugriaudėjo ilgai lauktas, legendinės JAV roko grupės Guns N' Roses koncertas. Šis pasirodymas neabejotinai vienas ryškiausių vasaros muzikinių renginių Lietuvoje. 1985 metais Los Andžele susibūrusi Guns N' Roses ne tik sukrėtė pasaulinės muzikos sceną, bet ir sukūrė naują roko erą. Jų debiutinis albumas Appetite for Destruction iki šiol laikomas vienu įtakingiausių visų laikų roko albumų. Jam taip pat yra suteiktas ypatingas statusas. Muzikos istorijoje albumas yra įvardinamas ne tik kaip geriausiai parduotas JAV debiutinis albumas, bet ir puikuojasi 11 vietoje pagal visų laikų pardavimus JAV istorijoje. Į stadioną suplūdo dešimtys tūkstančių ištikimiausių gerbėjų, pasipuošusių grupės marškinėliais bei kita atributika. Publika buvo nusiteikusi šventiškai ir energingai, nuo pirmųjų akordų iki paskutinės dainos. Renginį pradėti patikėta kitai kultiniai amerikiečių grupiai Public Enemy, kuri ant scenos įžengė kiek prieš 19 valandą. Jų energija puikiai įkaitino atmosferą prieš ant scenos pasirodant pagrindinėms vakaro žvaigždėms. Kiek po 20 valandos į sceną žengė ir Guns N' Roses branduolys Axl Rose / ir Duff McKagan,
kurie laikėsi savo pažado. Kaunui jie padovanojo beveik 3,5 valandos trukmės energijos kupiną koncertą, kuris pranoko daugelio lūkesčius. Atidarymui grupė pasirinko savo kultinį hitą Welcome to the Jungle, o vėliau nuaidėjo tokie klasikiniai kūriniai kaip Sweet Child O' Mine, November Rain, Paradise City, Knocking on Heaven's Door ir kiti. Nepaisant protarpiais iškritusio lietaus, nei muzikantų, nei žiūrovų entuziazmas nesumažėjo. Scena liepsnojo šviesomis, o stadionas skambėjo kartu su kiekviena daina. Kaunui, visai Lietuvai bei šalies svečiams grupė padovanojo ne tik koncertą, bet ir tikrą roko muzikos spektaklį, atgaivinusi nostalgiškus prisiminimus. Guns N' Roses dar nei karto nebuvo lankiusis Lietuvoje, o šis pasirodymas Kaune buvo vienintelis grupės šou visose Baltijos šalyse. Per beveik 40 mečius Guns N' Roses pelnė 10 prestižinių apdovanojimų, įskaitant MTV Music Awards, American Music Awards, bei buvo įrašyti į rokenrolo šlovės muziejų. Grupė yra pardavusi daugiau nei 100 milijonų albumų vienetų visame pasaulyje, bei ilgam įtvirtinusi savo vardą tarp visų laikų populiariausių muzikos grupių. Lietuvos elektroninės muzikos scenos žvaigždė Jonas Nainys Giovanni sugrįžo į didžiausią šalies areną su dar vienu įspūdingu muzikos ir šviesų reginiu. Lapkričio 29-osios vakarą Giovanni Arena Show vėl sudrebino Kauno Žalgirio areną, kurioje susirinko tūkstančiai ištikimiausių atlikėjo gerbėjų. Atlikėjas pasistengė, kad šių metų šou būtų dar didesnis ir įspūdingesnis. Scenoje kartu su Giovanni pasirodė ryškiausios kviestinės muzikos žvaigždės – Donatas Montvydas, Petunija, Marijanas, Nombeko Augustė, Norbertas, X-Ken, Sisters on Wire, Ieva Veri, Senjasa, Jurijus Veklenko ir Simona Nainė, kurie žiūrovams pristatė kūrinius iš naujausio Giovanni albumo Dažniai. Giovanni gali pasigirti daugiau nei 430 tūkstančių sekėjų socialiniuose tinkluose, o jo muzikiniai vaizdo klipai vien oficialiame YouTube kanale peržiūrėti daugiau nei 161 milijoną kartų. Atlikėjo kūrybą kas mėnesį Spotify bendruomenėje seka daugiau nei 1,2 milijono klausytojų. Tai vienareikšmiškai geriausias Lietuvos atlikėjo rezultatas vienoje populiariausių muzikos klausymosi platformų. Ypač didelio tarptautinio pripažinimo pastaraisiais metais susilaukė prodiuserio darbas I'll Fly With You, L'amour toujours, kurį Giovanni įrašė kartu su atlikėju Chris Cohn. YouTube ir Spotify kanaluose šis kūrinys yra perklausytas daugiau nei 24 milijonus kartų. Kartu sukūrėme nepakartojamą energiją, kurios neįmanoma pamiršti. Laukiamiausias šių metų vakaras prabėgo akimirksniu. Vis dar sunku patikėti, kad į Giovanni diskoteką susirinko tiek daug žmonių. Nuoširdžiai ačiū Jums visiems ir ačiū atlikėjams, kurie prisidėjo prie šio ypatingo vakaro. Mano tikslas ir didžiausia svajonė, kad tokios grandiozinės diskotekos Žalgirio arenoje taptų kasmetinė tradicija. Po renginio mintimis dalinosi Jonas Nainys. Atlikėjas taip pat prisipažįsta, kad praėjusių metų renginys įkvėpė siekti dar aukščiau. Praėjusiais metais vos nulipęs nuo scenos jau galvojau, kad noriu tai pakartoti. Tūkstančiai iškeltų rankų, ypatinga šiluma ir magiška energija. Tai nepakartojamas jausmas, sakė Giovanni. 2024 metais Giovanni išleido antrąjį solinį albumą Noriu šokt, kuris pasiekė 4. vietą Lietuvos albumų topuose. Vienas iš albumo hitų Iš lėto leidžiasi saulė, atliktas kartu su Remiu Retro, šalyje buvo pripažintas platininiu. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime lygiai po savaitės. Nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti video su kitais ir užsiprenumeruoti kanalą. Iki!